Kokias charakterio savybės turi turėti geras derybininkas? Tai čia labai geras klausimas ir labai platus klausimas, ne? Nes aš, kai žiūriu į derybų mokslą, tai, pavyzdžiui, paminėjau tą patį Harvardą kaip tokį, jie labai turi daug to tokio hardinio mokymo apie strategijas, apie taktikas, apie ten kaip parinkti, kada, kaip dėrėtis, šablonai pasiruošimo, kas tik tai nori. Konfliktų valdymas kaip toks, ne, 1, 2, 3 turi daryti, sakinys toks, žodžiu, tai labai daug hardinio dalyko. Bet ko aš pasigendu šiuolaikiniam derybų moksle, tai yra to, ką aš sudėjau į savo konceptą, dėl to tas konceptas atsirado, kuris vadinasi Trustelligence. O tas Trustelligence, sudurtinis žodis yra trust, tell ir intelligence, tai yra intelekt. Aš sakau taip, žiūrėkit, pirmiausia, yra žmogus. Tuos visus derybinius strategijas ir taktikas ir ką galima išmokti ir čia yra edukacijos klausimas. Ne? Bet aš kaip žmogus, kas aš esu? Ar aš žinau, kas aš esu? Ko man reikia, kad aš tai galėčiau būti? Ir vėlgi, kai kalbame apie tai, ką ugdyti, yra didelis spektras, nes kai kalbu apie Trustelligence konceptą, aš kalbu apie tai, kad jeigu norit būti geri derybininkai pro lygio, jums būtina ugdyti 7 intelektus. 7, ne vieną, tas, kuris IQ ir ten visi žinom, čia 130, tai čia yra Bet aš sakau, 7 intelektus turit ugdyti. Ir tie 7 intelektai, jie apsprendžia tai mane kaip derybininką. Ar aš galiu skirtingose situacijose adekvačiai dėrėtis, nes jau paminėjot. Žmonės skirtingi, verslai skirtingi, gali būti šalis skirtingos, kultūros skirtingos, gali būti sąlygos tam tikros skirtingos. Kalba gali būti skirtinga. Ta prasme, tiek yra sluoksnių, kurie yra skirtingi, kad pasakyti, šitas dalykas veikia, o šitas neveikia, tai yra, būtų labai neatsakinga. Kalbos